Sveiki, žuklės broliai. Nu ką, mes ir vėl ant vandens. Atvykom į Aisėto ežerą. Bandysiu pirmą kartą. Pavyko valtis stovyklavietėje nusileisti. Išplaukėm čionais ir judėsim tikriausiai per visą ežerą. Panašu, kad aš čia jokios batimetrijos neturiu. Ieškosim, bičiuliai, ieškosim. Tai prieš pradedant žvejybą reikia ištaisyti praėjusias žvejybos klaidas. Girdėjau, kad šitam ežere yra šamų. Manau, galbūt per dieną pavyks kažką sutikti. Tai nusivyniojau valą. Įsigijau rimtesnį, kad šį kartą šamas manęs nepavestų. Tai reikia prieš žvejybą pasikeisti. Geriausia iš savo klaidų pasimokyti ir jų nekartot. Tai tą ir darom. Valą įdėsim į graibštą, kad nepaskęstų. Na ką, bičiuliai, valą pasikeitėm, bet jeigu matėt praėjusį video, tai turėjom daugiau problemų negu valas. Tai buvo lūžusi meškerė. Tai po praeitą video su manim susisiekė bičiuliai iš Kalvakablis.lt ir atsiuntė man išbandyti naują meškerę. Pasižiūrim, ką turim. Tokį modeliuką iš Apijos. Patestuosim. Čia turim nuo 15 iki 65 gramų. Ką išbandysim, ar laiko šamus. Smagu, kai atsiranda kas pagelbė. Kotelis tik gyvas atrodo. Visai smagus. Iš Apijos produktų dar nieko nesu turėjęs. Tai bus pirmas toks kotelis, kurį bandysiu. Dabar bus tikslas rasti gerą žuvį ir išbandyti. Tikslas 7,5 kg šamas. Bičiuliai, meškerė surišta. Šiaip labai smagiai ranka jaučiasi. Išbandysim. Vis dėlto japonas. Turi būti smagiai. The time of your life. Turim pirmą. Pirmą lydeką. Per visą dieną pirmą lydeka rasta, beveik visą ežerą perplaukiau. Vieną radau, tą vieną ir užkybo. O, bičiuliai, lydekaitė pirmoji 80 cm. Tokią išspaudėm. Nu ką, vieną simboliuką radau. Ir tas netoli kranto, visas žuvis prie krantų sulindusios. Pradėčiau džigauti, tai tikrai pagaut galima. Matosi, prisispaudusios prie dugno, prie pat krantų. O duobėse visur pakilusių praktiškai nėra. Aš manau, nebent čia vakare sukils viskas. Dar biškit laiko turim, tai žvilgtelsim. Svarbiausia, pavyko apžuvint kotą. Jau gerai. Ir pirmų metimų suveikė ant šito guminuko. Jau spėjo jis man labai patikti. Pirmą metimą duodu jam super. We keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We keep on moving. We keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with a team and I ain't worried about
other side, they know that they ain't beating. I'm on everything I love. Work to the man above. Keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling, though. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it, though. Rolling with the punches, giving hits like we are Interscope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent, though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we getting what we worth in. I never change the blueprint, cause we know it's really working. Turim, bičiuliai. Dar vieną. Stebėjo. Ir prisistebėjo. Nu va, gal. Įkalbinsim Aisietą po truputį. Oi. Išsisuko. Nu puikiai, po truputį įsibėgėjom. Na, bičiuliai, nedidelis, bet jau antras. 67 centimetrai. Opa. Super. Vėl suveikia tas pats Baiton guminukas. Dirba savo darbą. Turim. Išerzinau. Nedidelė, bet pavyko išerzint. Šitokie bičiuliai. Masaliukas. Dirba puikiai. Ir lydekiukas apie 60 centimetrų. Nėra ką matuoti. Pikčiurna. Super. Dar viena į sąskaitą Aisieto lydekaitė. Į vakarą šiek tiek atsiranda daugiau simbolių, tai nepalyginsi su diena. Keletą ir gražių mačiau, bet nelabai norėjo imti. Biškį plaukiam link kranto, tai vienas kitas simboliukas gal dar papuls. Jeigu papuls, nufilmuosim.
Turim, bičiuliai. Nu va, vakaras duoda savo. Ai, smagiai kotelis dirba. Bičiuliai, gal atsikabins ant vieno kabliuko. Turėtų matytis. Ir gal apie 60. Gal padėsim. 66 centimetrai. Nedidelės, bet jau smagu vis tiek. Oi. Aktyvės. Super. Realiai nuo 8 atsiranda daugiau žuvies. Tai dieną galima ilsėtis, geriau vakare atplauk pažiūrėti. Susipažinau su vienu bičiuliu. Tai jis irgi ką tik atsiuntė nuotrauką tam pačiam Maisieto ežere. 82 cm lydeką irgi ką tik pagavo. Tai va, vakaras atneša savo. Na ką, bičiuliai, nelengva žvejyba. Panašu, kad kažkas pranešė šamam, kad atvyksiu. Praplaukiau visą ežerą, visą dieną nei vieno šamo neradau. Tai ką, pavyko pagauti, aišku, keletą lydekų, bet silpnai. Tai ką galiu pasakyti, visiems pasitaiko silpnesnių žvejybų. Svarbiausia važiuoti ant vandens ir bandyti pagauti žuvį. Šį kartą tiek ir iki sekančio karto. Viso.